Jos istorija nuo praeito šimtmečio iki šių dienų. Todėl dėmesio į ekraną. Čia viskas bus daroma gyvai. Čia neįrašytas filmukas, Jurgita viską pieš gyvai ir viską jūs pamatysite ekrane, ką jinai piešia. Va, jos ranka, jinai virš stalo mojuoja, o ant stalo bus smėlis ir smėlio džiazas. Todėl dėmesio į ekraną ir pasimėgaukime, kaip mano kolega Sakalas uždavinys sako, šlovinkim meną.
le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques ballons, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir enchanté, l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, la corde
Štai tai, plojimai, Jurgita Didelytė. Dabar, kol nepradėjau dar toliau tęsti, aš noriu pasakyti, kas netilpo apačioje prie stalų, nes yra antram aukšte VIP stalai, dar 2 paruošti. Tai jeigu norit, galite eiti tenais, iš ten irgi gerai matysis. Laiptai tenais salės gale ir galite eiti į antrą aukštą prie VIP staliukų ir stebėti programą iš aukštai. Jeigu patogu čia, tai darykite kaip jums geriau. Gerai, mėlėjai, o dabar dar kartą noriu grįžti prie esmės, nes šiandien, kaip žinote, ypatinga diena ir Elis mini savo 30 metų sukaktį. Taip, šitas paminėjimas visada vertas plojimų. Ta istorija prasidėjo, kaip jau minėjau, praeitame šimtmetyje, 1995 metais, kai buvo Lietuvoje laukiniai vakarai ir kažkas labai purvina Lietuvoje buvo, kažkam šovė į galvą pasakyti, tebūnie švara. Jo. Ir per tą laiką savo darbų ir kantrybę ir savo indėlių žmonės tikrai pelnė vietą rinkoje. Ir per tos metus įmonė išgyveno ne vieną svarbų etapą, kelią žymėjo įvairios permainos. Tada, kai įsigijo kapitalo įmonė, Danijos kapitalo įmonė Berensen, o vėliau, kaip sakant, visi kartu prisijungėme prie didžiulės tarptautinės šeimos Prancūzijos grupės Elis. Tačiau nepaisant visų pokyčių, nesvarbu koks pavadinimas, nesvarbu koks yra įmonės logotipas, bet svarbiausia yra kompanijoje dirbantys žmonės. Tie žmonės kartu išgyveno ir sunkiausias ir lengviausias akimirkas, augo, mokėsi, kūrė tradicijas ir todėl šiandien praėjus 30 metų gali didžiuotis savo pasiekimais. Vėliai, paplokite dabar patys savo už tai. Taigi, šį vakarą mes prisiminsime ir pagerbsime ilgamečius darbuotojus, bet prieš tai padarydami, aš noriu pakviesti čia šalia savęs tarti sveikinimo žodį įmonės vadovą Gediminą. Sveiki dar kartą visi. Tikrai labai džiugu, malonu matyti rekordiškai susirinkusius jūs čia visus. Dar ne vienoj šventėje neturėjome tiek žmonių. Bet ir aišku progarėlyje. Kągi, 30 metų. Daug. Ilgas laiko tarpas. Tikrai buvo daug linksmų, ne visai linksmų, įvairiausių įvykių, bet ką aš labiausiai prisimenu iš tų 30 metų? Nepradėsiu pasakoti kiekvienais metais, kas buvo, kas vyko. Tiesiog labai trumpą įžvalgą. Visus tuos 30 metų mus vedė į priekį gera nuotaika, vienas kito supratimas, noras mokytis, noras būti šiandien geresniais negu buvom vakar. Taigi šita šventė yra ne apie įmonę. Įmonė yra tik sienos, automobiliai, įrengimai, dar kažkas. Įmonė yra žmonės, jūs brangieji. Paplokit savo. Be jūsų nebūtų to, ką mes turime šiandien, kur mes esame dabar. Taigi, žvelgiant į priekį, norėčiau palinkėti, išlaikyti tą gerą draivą, vaibą, kad visi su noru, su nuotaika eitumėm į priekį, mokytumėmės asmeninės ambicijas, paliktumėm žeminiau negu bendras tikslas. Taigi, meilės, sveikatos jums ir jūsų artimiesiems,
puikaus gražaus vakaro, šaumas gavon. Nepagrįžti Gediminai. Gediminai nepadėkit. Dabar štai čia yra 30-metis, štai ir kiekvienas iš jūsų, ne kiekvienas gal, bet kai kurie iš jūsų turės progą prisidėti prie šito paveikslo, kurį užfiksuosime nuotraukose ir video. Ir prašau dabar, Gediminai, pridėkite savo ranką. Ten, kur veidas baigėsi. Toliau. Va čia. Čia. Aha. Ir Tai gerai. Puikiai. Kažką. Va toks akcentas. Gerai, dabar kviečiame gal kitus vadovus, gal norinčius prisidėti prie piešinio. Ateikit, va, drąsiau. Visi pardavimų, gamybos, savo turite progą kažką papaišyti. Tik į viršų, taip, ateikit, prisijungit kiti. Kartu galite ateiti, taip. Fantastika! Taigi, užfiksuokite nuotraukose. Ai, ne dar. Dar pataisys. Davai šiandien čia vakar. Tik nepieškit nieko nešvankaus, gerai? Opa. Kiek daug širdučių. Fantastika. Gerai, dabar jau galima fiksuoti piešinį nuotraukose, o su ta gera gaida, gera nata apdovanosime labiausiai.